Lamonėsiu vaivorykštės juostą, priglausiu rūką aš prie širdies, kuris plyti virš aušo. Pirmas žingsnis turbūt pradėjus dirbti seniūnijai, tai buvo kaip tik tai orientuotas į kultūros ir turizmo apjungimą ir tą plėtrą. Pradėjom palikti su Utenos savivaldybės tarybos pagalba tas rekreacinės, neprivatizuotinas vietas ir ko pasekoje šiandien mes turim ir vienintelį Utenos rajone įteisintą paplūdimį ir turim Utenoje vienintelį kempingą. Vien aplink Alaušą yra įsistatę 11 kaimo turizmo sodybų. Ne vieną kartą mieste užaugusi, kuri nebelabai pažįsta, kas tas yra kaimas. Ir nelabai įsivaizduoja turbūt to miego prie atviro lango, kur, sakykime, kvepia obelis prie lango arba džiūstantis šienas. Visą tai kaimo turizmo sodybas gali pasiūlyti. Reikėjo labai ilgai patiems mokytis, važinėti po Europą, žiūrėti, ką darė kitos šalis, nuo ko pradėjo ir įtikinėti vietos žmonės, kad tai tikrai nauja alternatyva žemės ūkiui ir jie reikia pasinaudoti. Yra sodybos Alaušos slėnis, tarkim, tai Utenos krašte jinai vienintelė yra turinti 5 gandrus ir galinti priimti ne tik konferencijas, didelės šventes, daugelį svečių apgyvendinti. O šiaip Utenos rajone daugelis sodybų yra klasifikuojama 4, 3 gandrų, kelios sodybos 2 gandrais, o džiugu, kad 1 gandru nėra nei vienos sodybos. Atstovaudamas ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją ir būdamas vienas iš viceprezidentų, tai dalyvaujame ir toj veikloj ir teikiam visokius įstatymų pakeitimų pasiūlymus ir ieškom galimybių, kaip didesnę tą savivaldą įgauti seniūnijose, kad kuo daugiau savarankiškumo būtų, kad iš tiesų vietos žmonės galėtų tart pagrindinį žodį, kaip mes turim tvarkytis ir kokiu keliu mes turim eiti. Kada pati sulaukiu svečių, kiekvienais svečiais labai džiaugiuosi. Nežinau, ar jie išsiveža visada pačius gražiausius atsiminimus iš mūsų sodybos, bet aš taip labai tikiuosi, nes pati gamta užbūrė kiekvieną atvažiavusi ir džiaugiamės, jeigu jie sugrįžta, o daugelis ir sugrįžta. Vasaros sezono metu 13 metų vykstanti Alaušo plenerą ir 10 metų vykstanti vaikų ir jaunimo kūrybinį festivalį Banga, Lietuvos plaukimo, atvirų vandens plaukimo čempionatą ir Alaušo maratoną plaukimo. Tai tie renginiai, kurie pritraukia didelį skaičių mūsų svečių. Tu įvažiuoji į Sudeikius ir įvažiuoji į kairę, jo. Pro ežerą ir ten 3 km Bikuškių. Mūsų dailės klasikai, Antanas Gudaitis, Vizgirda, jie taip pat važiuodavo, sakysim, į Beržorą, į Žemaitiją ir ten tapydavo. Ir tie darbai, tai yra mūsų dailės aukso fondas. Kilo tokia idėja atgaivinti dvarų kultūrą būtent per dailę. Tau nerūpi jokie buitiniai dalykai. Žodžiu, ir tai, kad tu būni gamtoje, tu būni daug laiko tiesiog ore. Dabar čia mes su dailininkais diskutavom, kad jų yra tų plenerų, tikrai šiuo momentu labai daug. Ir aš tai skaitau, kad tai yra kaip ir sėkmingas kultūros puoselėjimas.
ne vien tik pateikė kultūrą, bet atnešė ją į vietą ten, kur ilsisi žmonės. Ir labai būna smagu matyti, kai žmonės kaip Palangoje deginasi, maudosi ir vyksta koncertai, niekas specialiai nesėdė ant soliukų, bet jie naudojas visomis kompleksiškai paslaugomis. Yra tekę būti užsienyje, tokiuose panašiuose renginiuose. Ten yra vertybė, sakysim, pati kūryba. Nebūtinai tie žmonės, jie turi būti menininkai, bet jie, kada prisiliečia prie dažų, jie kitaip ir tavo tą kūrybą vertina. Aš galiu pasakyti, jeigu aš būčiau dabar nevažiavęs, tai aš gal nieko nei vieno nebūčiau ir padaręs. Šiuo metu randamės prie vadinamos Mažosios salos. Čia ežero giliai vyrauja nuo 20 iki 12 metrų kažkur tai. Turim turbūt pačią skaniausią Lietuvoje seliavą, kuri puikuojasi ir Sudeikių miestelio herbe. Žmonės supranta, kad mes dirbam to krašto labui ir jeigu mes matom tos žmonės, netgi tie, kurie pradžioje mūsų nesuprato, matom su svečiais ateinančius į mūsų, sakykime, išpuoselėtą paplūdimį ar naudojantis kitom turizmo paslaugom, tai aš manau, kad jie veda ten, kur gražu savo svečio. 25 metai gyvenu Sudeikiuose ir galiu teikti taip, kad įaugau pilnai šaknimis. Čia mokykla, kurioje pradėjau dirbti. Čia užauginau vaikus. Čia buvo kolektyvas, prie kurio buvau labai prisirišusi. Čia dabar turiu antrus namus kaimo turizmo sodybą, kur laukiu visada atvykstančių svečių. Čia mūsų ežeras gražuolis. Čia Sudeikiai. Ten, kur žuvys plaukia tylėdamos šitokiam vandenį, o mes ėjome prie to didelio Alaušo ežero.